Labas visiems sugrįžtantiems į mano kanalą, o tie, kas tik dabar mane atrado, labas, aš labai džiaugiuosi, kad mane radai. Mano kanale mes kalbame apie grožį, kosmetiką ir tikrus nusikaltimus. Tad jeigu tau atrodo įdomios tokios temos, prenumeruok mano kanalą ir susitiksime ir kitose mano vaizdo įrašuose. Šiandien pakalbėsime apie Sovietų Rusijos serijinį žudiką Andrejų Čikatilą. Už šiandienos temą dėkoju vienam iš prenumeratorių. Jis yra užsivadinęs vardenis pavardenis, tai ačiū tau už temos pasiūlymą. Ši byla iš tikrųjų yra labai įdomi, bet tuo pačiu ir labai sunki. Jinai įtraukė labai daug vaikų ir vaikų kankinimų. Kai kuriems žmonėms tikrai yra per sunku tai klausyti. Aš ir pati, kai domėjausi šią bylą ir rinkau faktus apie šią bylą, kai kuriuose vietose man pasidarydavo šiek tiek net per sunku skaityti ar klausyti, nes, aš tikrai manau, kad sveikos psichikos žmogui yra sunku suvokti, kaip kažkoks tai žmogus gali tokius dalykus daryti ir kaip jisai gali toliau su tuo gyventi ir toliau netgi tęsti tokius nusikaltimus ne vieną, ne du ir ne 10 kartų, o tai vykdyti daugiau negu 1 dešimtmetį. Andrejus Čikatila gimė 1936 metų spalio 16 dieną Jablončinoje kaime Ukrainoje. Tuo metu šioje vietovėje buvo labai didelis badas dėl Stalino vykdomos grūdų kolektyvizacijos ir iš tikrųjų buvo ne paslaptis, kad tose vietovėse buvo paplitęs ir kanibalizmas. Andrejaus mama jam pasakojo ypač žiaurią istoriją, kad jo vyresnis brolis Stepan, būdamas vos 4 metų, buvo pagautas kaimynų ir suvalgytas. Nors tai nebuvo niekada įrodyta ir apskritai nebuvo rasta jokių įrodymų, kad Stepan egzistavo, Andrejui ši istorija labai įsirėžė į atmintį ir nulėmė netgi jo tolimesnius suaugusio gyvenimo pasirinkimus. Andrejaus šeima taip pat badavo. Andrejus vėliau pasakojo, kad jo šeimai dažnai tekdavo valgyti žolę ir lapus, o 1941 metais į sovietmečio Ukrainą įžengė nacių kariai. Manoma, kad 6-7 metų Andrejus matė, kaip vokiečių kariai išprievartavo jo mamą, kadangi 1943 metais jo mama susilaukė dukros, o tuo metu Andrejaus tėvas tarnavo karo tarnyboje ir tuo metu vyko labai intensyvus karas ir nebuvo tiesiog galimybės jo tėvui grįžti namo ir apvaisinti Andrejaus mamos. Taigi natūralu, kad vaikas buvo tikrai ne jo. Tarnaujant, Andrejaus tėvas buvo paimtas į vokiečių karių nelaisvę ir nelaisvėje jis išbuvo kelis metus, kol galiausiai buvo paleistas. Tačiau grįžus namo jisai buvo pasitiktas kaip šalies išdavikas. Stalinas nepasitikėjo nacių belaisviais ir apskritai tuo metu šalyje buvo tokia vyraujanti nuomonė, kad jeigu tu patekai į priešo belaisvę ir ištrūkai iš ten gyvas, tu išdavei savo šalį. Nors ir Andrejus tėvas buvo atskirtas nuo tarnybos valstybei ir buvo laikytas išdaviku, pats Andrejus buvo labai atsidavęs sovietų ideologijai ir buvo atsidavęs savo šaliai. Andrejus nekentė savo tėvo, kadangi iš Andrejaus tyčiojosi mokykloje dėl to, kad jo tėvas buvo nacių belaisvis. Andrejus buvo iš tikrųjų labai nedrąsus berniukas
Jisai taip pat turėjo regos problemų, tačiau jis bijojo prisipažinti, kad jam netektų nešioti akinių ir patirti dar daugiau patyčių dėl to. Ir negana sunkumų namuose prie viso šito, Ukraina buvo iš esmės tikras karo židinys tuo metu. Andrėjus nuolat buvo bombardavimo, žudymų liudininkas, prie jo namų nuolat šaudydavo žmonės ir jisai matydavo savo akimis išnešamus lavonus ir jam daug kartų su mama tekdavo slėptis duobėse. Andrėjus iš tikrųjų patyrė sunkumų ir namuose. Jisai su mama miegojo vienoje lovoje, kadangi jie turėjo tik vieną lovą ir namuose buvo tik vienas kambarys. Tačiau Andrėjus nenulaikydavo šlapimo ir dažnai prisišlapindavo į lovą ir už tai jo mama jį bausdavo ir labai ant jo pykdavo. Negana Andrėjaus sunkumų patirtų vaikystėje, jo paauglystė taip pat nebuvo lengva. Būdamas paauglys, Andrėjus buvo gana patrauklus jaunuolis ir susilaukdavo dėmesio iš moterų, tačiau dėl jo drovumo jisai dažnai nepakviesdavo savo simpatijų net į pasimatymą. Ir kai galiausiai jisai užmezgė santykius su viena mergina, jisai nesugebėjo patirti erekcijos ir anksti išsiaiškino savo impotenciją. Ir mergina kreipėsi į savo drauges prašydama patarimo. Tačiau kaime pasklido gandai ir patyčios dėl Andrėjaus problemų lovoje. Ir Andrėjus vėl tapo patyčių objektu, jau ne tik būdamas vaikas, bet ir paauglys. Ir taip pat mergina galiausiai su juo nutraukė santykius. Vėliau Andrėjus buvo kuriam laikui išvykęs į karo tarnybą ir po tos karo tarnybos jisai buvo sutikęs dar vieną merginą, su kuria turėjo pakankamai rimtus santykius, apie 1,5 metų. Tačiau Andrėjus taip pat nesugebėjo su ją užsiimti seksu ir galiausiai mergina jį taip pat paliko. Andrėjaus svajonė buvo įstoti į prestižinį Maskvos universitetą ir kadangi Andrėjui nesisekė meilėje ir nesisekė užmegzti jokių draugysčių ar prasmingų santykių su žmonėmis, jisai pasinėrė į mokslus ir tiesiog stengiasi gauti kuo geresnius rezultatus. Ir galiausiai Andrėjus labai gerai baigė mokyklą ir iš tikrųjų išlaikė stojamosius egzaminus į Maskvos universitetą labai gerais rezultatais, tačiau to nepakako ir Andrėjus neįstojo. Andrėjus dėl to kaltino savo tėvo praeitį, jis buvo įsitikinęs, kad Maskvos universitetas jo nepriėmė dėl to, kad jo tėvas buvo laikomas šalies išdaviku. Tačiau tikrovė buvo ta, kad už jį tiesiog buvo daug geresnių stojančių studentų. Į Maskvos universitetą įstoti buvo labai didelė konkurencija ir daug protingų, išsilavinusių jaunuolių bandė ten patekti. Ir iš tikrųjų Andrėjus iš karto pasidavė, jis net nebandė stoti į kitus universitetus, nepaisant jo aukštų ir gerų akademinių sugebėjimų. Jisai tiesiog pasirinko vietinę kolegiją, kurioje studijavo komunikacijos inžineriją, kad ir kas tai būtų. Ir po mokslų jisai rado darbą pagal savo specialybę, darbą Rusijoje, Rostov regione. Ir ten išsikraustė, galiausiai net nusipirko ten vieno kambario butą ir atkraustė ten visą savo šeimą. Jo sesuo greitai susirado ten vyrą, tačiau jo sesuo labai nerimavo dėl to, kad jos brolis taip ir nesukurs šeimos dėl savo drovumo, tad ji pati ėmėsi iniciatyvos ir supažindino Andrėjų su savo drauge Feodosija. Feodosija sužavėjo Andrėjų ir jisai prie jos galiausiai įsidrąsino būti savimi ir
Jie pralaužė ledus ir Andrėjus jai greitai pasipiršo ir pora susituokė. Tačiau iš tikrųjų panašu, kad santuoka buvo labiau iš reikalo, poreikio sukurti šeimą negu iš meilės, kadangi tiek Andrėjui, tiek Feodosijai iš tikrųjų buvo sunku susirasti tą vienintelį ir panašu, kad jiems tiesiog buvo patogu būti kartu, kadangi Feodosija matė, jog Andrėjus teoriškai yra geras pasirinkimas, jisai patrauklus vyras, jisai negeria, jisai yra išsilavinęs ir jisai turi darbą ir taip pat nelaksto paskui moteris. Ir iš tikrųjų, turbūt jūsų nenustebins, bet Sovietų sąjungoje tuometinėje tai buvo labai retas variantas. Tačiau susituokus Feodosija suprato, kad jos vyras turi problemų lovoje ir jiems nusprendus susikurti šeimą, susilaukti vaikų, jiems teko imtis netradicinių priemonių. Andrėjus turėjo apvaisinti Feodosiją masturbuodamasis ir tada apvaisindamas ją pirštais. Andrėjus jautėsi nuolat pažemintas savo impotencijos, jis nesuprato, kodėl neišsilavinę žemos sluoksnio žmonės gali mėgautis seksualiniu normaliu gyvenimu, o jisai aukštą išsilavinimą turintis žmogus to negali. Ir Andrėjus manė, kad tiesiog tai yra neteisybė ir kad jisai yra nuskriaustas gamtos ir kad tai yra nesąžininga jo atžvilgiu. Andrėjus, norėdamas savo šiuos trūkumus kažkaip kompensuoti, nuolat siekė išsilavinimo ir jisai nuolat siekė žinių daugiau. Ir taip jisai baigė rusų literatūros aukštąjį išsilavinimą ir tada ėmėsi mokytojo darbo vienoje mokykloje. Tačiau mokykloje jisai nesugebėdavo išlaikyti mokinių dėmesio. Mokiniai iš jo ėmė tyčiotis, visiškai nerodė jam pagarbos, o vėliau Andrėjus ėmė net priekabiauti prie mokinių ir galiausiai tai sužinojusi mokykla jį atleido iš darbo. Tačiau, kadangi nesikreipė į policiją, Andrėjus galėjo susirasti darbą kitoje mokykloje. Šioje mokykloje Andrėjus taip pat nesusilaukė pagarbos iš mokinių, jisai net susilaukė patyčių ir iš kolegų. Taigi Andrėjaus pyktis visuomenėje nuolat augo. Jisai nuolat tapdavo patyčių objektu, moteris jį palikdavo, jisai nesugebėjo mėgautis normaliu seksualiniu gyvenimu. Jisai manė, kad iš jo pasityčiojo net gamta, kadangi jisai turi impotenciją. Ir jo šitas pyktis visuomeniai ir ypač moterims peraugo į nuolatinės žiaurias mintis apie žmonių kankinimus. Jis norėjo pagaliau patirti jėgą ir būti viršesnis už kažką ir išlieti savo susikaupusį pyktį. Ir galiausiai savo žiaurius planus ėmė versti veiksmais. Pirmiausia, Andrėjus įsigijo 3 kambarių lūšnelę atokioje, tylioje ir neturtingoje kaiminystėje. Pirmoji jo auka 1978 metais buvo Jelena Zakatnova, 9 metų mergaitė. Jeleną jisai prisiviliojo pasiūlęs kramtomosios gumos, kadangi tuo metu Sovietų sąjungoje buvo sunku gauti vaikams kramtomosios gumos. Andrėjus mergaitę parsivedė pas save į tą lūšnelę, kurie išprievartavo ir subadė peiliu. Ir jisai tada pastebėjo, kad kankindamas, badydamas mergaitę, jisai patiria tą susijaudinimą ir kad būtent tai jį užveda. Ir jisai pagaliau atrado savo tikslą, kurio iki tol gyvenime neturėjo ir visą laiką jausdavosi atskirtas nuo visų. Ir galiausiai jisai mergaitės kūną išmetė į upę.
Ir mergaitės kūnas po kelių dienų buvo rastas. Ir iš tikrųjų mergaitės kūnas buvo rastas ne taip toli nuo Andrėjaus Čikatilos tos lūšnelės. Ir tuomet kaimynai pasisakė, kad jiems buvo keista, kad Andrėjus čia tik tais kartais atvyksta ir kad būtent tą dieną, kada įtariama, jog buvo įvykdyta Jelenos žmogžudystė, pas jį visą naktį degė šviesa toje lūšnelėje. Ir taip pat prie Andrėjaus tos lūšnelės buvo rasta kraujo dėmių. Bet Andrėjus visiškai netitiko nusikaltėlio profilio. Pareigūnams tiesiog buvo neįtikėtina, kad Andrėjus, kuris turi šeimą, 2 vaikus, žmoną, yra su aukštoju išsilavinimu, yra partijos narys ir atsidavęs komunistas galėtų vykdyti tokius nusikaltimus. Tad paprasčiausiai jį paleido. O žmogžudystės buvo primestos kitam vyrui, kuris buvo visai netoli nusikaltimo vietos, gyveno netoli nusikaltimo tos vietos. Ir jisai jau buvo teistas prieš tai už išprievartavimą. Tad tardytojai tiesiog privertė jį prisipažinti ir šiam vyrui vėliau buvo įvykdyta mirties bausmė už Jelenos nužudymą ir kankinimus. Kad nesukeltų daugiau įtarimų, Čikatilo nežudė net 3 metus, kadangi jisai jau kaip ir buvo įtariamas dėl Jelenos žmogžudystės, taigi jis nenorėjo tiesiog sukelti daugiau kažkokių tais kalbų aplink jį. Tačiau 1981 m. rugsėjo 3 d. Čikatilo pastebėjo 17 metų Larisą Čičenko. Andrėjus įsiviliojo Larisą į miškus ir ten bandė ją išprievartauti, tačiau jam vėl nepavyko atlikti sekso akto ir jisai tada prisiminė, kas jį užvedė 1978 metais su ta maža mergaitė Jelena. Taigi jisai pradėjo smaugti Laris ir galiausiai ją pasmaugė ir kadangi jisai neturėjo su savimi peilio, jisai išdarkė jos kūną dantimis ir taip pat nuplėšė vieną spenelį nuo Larisos kūno. 1982 metais buvo rastos dar 3 Andrėjaus Čikatilo aukos. Viena iš aukų buvo 13-metė Liubov Birijuk. Jinai buvo rasta 1983 m. birželio 27 d. Mergaitė buvo akivaizdžiai išprievartauta, nukankinta, subadyta peiliu ir jai taip pat buvo išskaptuotos akys. Po šios mergaitės kūno radimo pareigūnai neilgai trukus rado dar 2 mergaičių kūnus ir visos jos buvo panašiai išniekintos. Ir dėl to, kaip buvo išniekinti kūnai, policija iš tikrųjų turėjo satanistinio kulto teoriją. Panašu, pareigūnai dažnai prisiliečia prie satanistinių kultų, bet jie turėjo šią teoriją ir jie taip pat galvojo, kad galėjo būti prisidėję žmonės, kurie užsiema organų pardavinėjimu juodojoje rinkoje. Ir taip pat jie turėjo teoriją, kad už šios nusikaltimus galėjo būti atsakingi 3 psichiškai nestabilūs vaikinai gyvenantys netoliese nusikaltimo vietos. Tačiau nei viena iš tų teorijų jiems nepasitvirtino. Tačiau pareigūnai kažkaip atrodo nenorėjo pripažinti, kad jie galbūt ieško žiauraus serijinio žudiko, nors ir visos jų kitos teorijos nepasitvirtindavo. 1982 m. gruodžio 11 d. Andrėjus pamatė 10-metę mergaitę Olgą Stalmačanok važiuojančią su juo autobusu ir įtikino mergaitę išlipti su juo. Tada liudininkai matė mergaitę su Andrėjumi ir vėliau, kai Olgos tėvai kreipėsi dėl dingusios mergaitės, liudininkai galėjo apibūdinti tiksliai, kaip tas vyras, su kurio buvo Olga, atrodė. Tačiau Andrėjus niekad dėl to nebuvo apkaltintas. Olga pasitiko itin žiaurus gyvenimo galas, ji buvo subadyta daugiau negu 50 kartų ir taip pat jos krūtinė buvo
prapjauta taip, kad jinai buvo atvira, ta prasme jos organai matėsi ir taip pat buvo pašalinti keli jos organai. Ir dėl to, kad Andrėjus Čikatila vėliau dažnai pašalindavo kai kuriuos aukų organus, jis buvo pavadintas Rostov mėsininku. 1984 metais aukų skaičius išaugo iki 23. Visos jos buvo nužudytos ir išniekintos panašiu būdu, tad policija jau tikėjo, kad ieško vieno ir to paties asmens serijinio žudiko. Kai kurios aukos buvo apkandžiotos, kas rodė, kad žudikas galimai yra kanibalas. Ir 1984 metų rugsėjo 14 dieną Andrėjus buvo pagaliau sulaikytas dėl įtarimų, dėl šių serijinių žudimų Rostov regione, tačiau jo kraujo tipas netitiko kraujo tipo rasto ant aukų ir Andrėjus buvo paleistas, tačiau vėliau buvo išsiaiškinta, kad mėginėliai kraujo tiesiog buvo sumaišyti ir žudikas iš esmės buvo paleistas į laisvę žudyti dar 8 metus. Vėliau Čikatila buvo dar ir sulaikytas dėl kaltinimų apsivogus jo praeitoje darbovietėje ir dėl to jis įkalėjo 3 mėnesius kalėjime ir išėjus į laisvę dėl teistumo jisai negalėjo grįžti prie savo karjeros mokykloje, tad jisai ėmėsi darbo eiti į gamyklas ir teikti tenais prekių užsakymus ir dėl jo darbo pobūdžio jisai turėjo nuolat keliauti traukiniais ar autobusais, taigi neilgai trukus aukos buvo randamos ir prie traukinių ir autobusų stočių, kartais buvo randamos tik tais aukų kūnų dalys. Tad buvo sutelktos pareigūnų pajėgos stebėti Rostov regione esančias autobusų ir traukinių stotis. Pareigūnai persirengė civiliniais drabužiais, kad neatbaidytų žudiko ir tiesiog ieškojo įtartinų asmenų. Ir 1990 metų ankstyvą lapkritį vienas pareigūnas prie traukinių stoties pastebėjo įtartiną asmenį, vyrą išeinantį iš miškų. Vyras buvo su perdrėksta koja ir ant jo žando buvo kraujo, tad iš karto pareigūnas šį asmenį sulaikė ir paprašė iš jo dokumentų. Ir iš dokumentų asmuo buvo identifikuotas kaip Andrėjus Čikatila. Tačiau pareigūnas jį patikrinęs sužinojo, kad jisai yra 2 vaikų tėvas, turi žmoną, kad jisai yra partijos narys, kad jisai yra išsilavinęs žmogus ir kad jisai jau yra net senelis. Pareigūnas kaip ir neturėjo pagrindo sulaikyti Andrėjaus ir jį tiesiog paleido. Tačiau realiai sekančią dieną toje pačioje vietoje buvo rasta nužudyta 22 metų Svetlana Korosti, toje pačioje vietoje, kur ir buvo pamatytas Andrėjus Čikatila. Ir pareigūnai pasikėlė visus dokumentus, kur buvo užfiksuoti įtartini asmenys toje vietoje ir taip buvo 1990 metų lapkričio 20 dieną sulaikytas Andrėjus Čikatila. Andrėjus Čikatila tardymo metu iš pradžių neigė esąs kaltas, kol galiausiai pasirodė psichologas ir jisai jį palaužė. Andrėjus palūžęs ėmė kalbėti ir prisipažino net dėl 56 nužudimų, iš kurių apie 17 policija net nežinojo. Jo aukos buvo mergaitės, berniukai ir moterys sekso darbuotojos arba benamės. Dažnai tie žmonės būdavo ir su negale, žmonės, kurie negalėjo pasprukti ir iš esmės prieš kurios Andrėjus sugebėjo pasijausti viršesnis ir pajausti galią. Andrėjaus aukų amžius buvo nuo 9 iki 45 metų ir Andrėjus vėliau ėmė pasakoti visas nužudimų detalės, jisai rodė visas technikas, kurias atliko ant savo aukų, jisai taip pat papasakojo, kurios technikos buvo išmoktos KGB. Ir jisai net ant manekenų parodė, kaip skaptuodavo aukoms akis.
Ir 1990 m. gruodžio 7 d. Andrejus nuvedė policiją į vienos nežinomos aukos užkasimo vietą ir ten buvo rastas užkastas mažas berniukas. Andrejus buvo visiškai be emocijų, kai policija rado berniuko kūną. Ir vėliau Andrejus padėjo policijai rasti ir kitas dar nerastas jo aukas. 1992 metais Andrejaus Čikatilo teisme susirinko ir artimųjų tėvai ir suprantamai žmonės teismo salėje buvo itin emocionalūs. Aukų tėvai bandė priartėti prie Andrejaus, maskatavo rankomis, rėkė, vadino jį įvairiais vardais ir reikalavo teismo atiduoti jiems Andrejų, kad jie įvykdytų savo teismą. Ir Andrejus teismo metu pasakojo apie savo vaikystėje ir paauglystėje patirtas traumas, apie savo impotenciją, kad jisai niekada negalėjo mėgauti seksualiniu gyvenimu ir vienu metu jisai teismo salėje net nusimovė kelnes ir ėmė demonstruoti savo genitalijas. Ir, tokiu būdu iš esmės Andrejus tikėjosi įrodyti esąs psichiškai neveiksnus ir tikėjosi būti išsiųstas į psichiatrinę gydytis, tačiau buvo akivaizdu, kad jo nusikaltimai buvo smulkiai suplanuoti iš anksto ir Andrejus puikiai skyrė gerą nuo blogo. Ir taip pat Andrejus sąmoningai rinkosi už save silpnesnes aukas, tad Andrejus Čikatilo buvo pripažintas dėl 52 žmonių nužudymo, kankinimų, prievartavimų, pedofilijos, nekrofilijos ir kanibalizmo. Andrejus buvo prisipažinęs dėl 56 aukų, tačiau dėl 4 aukų pritrūko tiesiog įrodymų, kad būtų galima nuteisti Andrejų, tačiau 52 aukų pakako Andrejui skirti mirties bausmę. Ir 1984 m. vasario 15 d. Andrejui buvo įvykdyta mirties bausmė. Tuometinėje Rusijoje nebuvo nustatoma iš anksto mirties įvykdymo data. Tokia taktika buvo taikyta iš esmės tam, kad nusikaltėlis laiką gyventų baimėje ir tiesiog nežinotų, kada yra jo paskutinė diena. Tad Andrejus buvo išvestas iš kameros netikėtai ir buvo nušautas į galvą viena kulka už kairiosios ausies. Tad tokia žiauri istorija apie serijinį žudiką Andrejų Čikatilą. Iš tikrųjų, man labai įdomios jūsų mintys apie šią istoriją, būtinai pakomentuokite po šiuo vaizdo įrašu, nes iš tikrųjų šita istorija, žinoma, turi labai daug detalių. Žmogus nužudė virš 50 žmonių ir labai gaila, bet tikrai negaliu papasakoti kiekvienos aukos istorijos, nes mes čia sėdėtume visą amžinybę, bet tikrai kiekviena auka yra labai svarbi ir jų gyvenimai buvo labai svarbus ir iš tikrųjų labai liūdna, kad šiems žmonėms ir ypatingai vaikams teko tokia žiauri gyvenimo pabaiga. Ir aš manau, kad Čikatila sulaukė atitinkamos bausmės ir taip Andrejui taip pat teko traumuotas gyvenimas, tačiau visgi nemanau, kad jo patirtys buvo pakankama motyvacija šitokiems žiauriems nusikaltimams ir ypač prieš vaikus, kurie jam tikrai nieko nepadarė ir buvo visiškai nekalti. Aš manau, kad šita istorija yra ypatingai žiauri ir iš tikrųjų rodo, kad modernioji visuomeniai turbūt niekada taip nebūtų įvykę ir Andrejus galėjo būti labai seniai sučiuptas ir iš tikrųjų jam buvo duota per daug laiko vykdyti savo nusikaltimams. Ir aš manau, kad teisėsaugos sistema iš tikrųjų tiesioginio to žodžio prasme nuvylė aukas ir aukų šeimas tuo metu, nes tiesiog nusikaltėlis buvo visiškai neteisingai profiliuojamas ir vien tik tais
dėl kažkokių stereotipų ir visuomenėje nusistovėjusių standartų apie tai, kaip nusikaltėlis turėtų atrodyti ar neturėtų atrodyti ir koks jo turėtų būti išsilavinimas ar praeitis. Andrėjus praslydo pro teisėsaugos rankas ir buvo laisvėje daryti, ką nori šitiek daug metų ir galėjo pasiglemžti šitiek daug aukų. Iš tikrųjų labai žiauri istorija. Aš išlikštėjausi ir pykau šitą bylą besidomėdama. Kaip visada, jeigu jums buvo įdomi šita byla ir jums buvo įdomi šita istorija ir jūs norėtumėte išgirsti daugiau tokių bylų, tai paspauskit patinka po šituo vaizdo įrašu, dalinkitės su savo draugais ir artimaisiais, man tai labai padeda. Ir pakomentuokit apie tai, ką galvojate apie šitą bylą komentaruose žemiau. Mes padiskutuosime būtinai kaip visada. Mes su jumis užmeskame tikrai įdomias diskusijas. Man labai įdomios jūsų nuomonės. Tai tiek iš manęs šiandien. Iki.